Labą dieną. 2 laipsniai. Lygiai taip prasidėjo praeitas video. 2 laipsniai. O praeitas video buvo vakar. Gerai, šiandieną lyja lietus. Šiandien Saulius atvažiavo anksčiau. Ir šiandieną reiškia darbuosis daugiau šviesoje. Štai kokia išvada. Taigi, ką mes šiandieną darome? Ogi reikia pratęsti šito stalo update'ą. Ir jam realiai trūksta tik tai prailgintuvo. Nebent dar sugalvosiu kokį nors kabliukų, kam, nežinau, pakabinti turbinkę ar kažkam tai. Arba pakabinti va šitam reikalui. Tam tai dažnai nėra kur pasikabinti. Gerai, o prailgintuvą noriu čia vat prisisukti prie šito dalyko. Ir mums reikės laido. Nežinau kiek čia metrų, bet gali būti kokie 4, gal 5. Ir mums reikia, kad jisai būtų lankstus. Ir taip pat reikia, kad būtų bent jau 2,5 kvadrato. Reikės šito į rozetę ir prailgintuvas bus 5 skylių. Tai va, visą tai dabar reikia sujungti ir prisukti. Jeigu kas nors yra iš žiūrovų nedrasus ir nežino, kaip visą tai pajungti, tai visų pirma įsisukia prailgintuvę varžtus ir tada žiūri. Visada yra 3 laidai, mėlynas yra, raudas ir toksai žaliai geltonas. Tai žaliai geltonas visada turi būti prie žeminimo jungiamas. Va čia šiuo atveju čia yra žeminimas. Jeigu nežinai kaip atskirti, tai pasižiūri tiesiog, va čia va tie blizgantis dalykai, jie yra žeminimas ir pasižiūri, kur jisai išeina. Ir turi būti varžtelis su skylutė ir jį įkiši laidą ir užsuk varžtelį. O kiti 2 laidai realiai nelabai svarbu, ar mėlynas ar rudas, kur jungiasi, nes galiausiai vis viena, kada kiši į prailgintuvą 2 laidus, tai kiši arba taip, arba taip. Taigi, realiai niekada nėra skirtumo. Nu, būna ten reti atvejai, bet aš jų nelabai žinau. Tik žinau, kad būna. Tai va čia gerai, tebūnė, čia yra mėlynas ir aš irgi mėlynai jungiu. Ir čia, kur yra rudas, vat pareina į jungtuką, tai aš irgi jungiu rudą. Ir viso, ir tada pritvirtini tą laidą, kad jisai netyčia neišsitrauktų, kuomet tampai tą prailgintuvą. Ir ant galo užtiki šitą dalyką ant viršaus ir dan. O čia principas yra tas pats, irgi atsuki varžtelį šičia, atsidarai. Ir čia viduje irgi įžeminimas, žaliai geltonas jungiamas prie žeminimo. Va čia vat yra blizgutis čia ir blizgutis čia. Ir tai reiškia įžeminimas. Ir paskui 2 varžteliai, vienas ir kitas. Vienam mėlynas, kitam rudas. Ir prisuki, kad šitas neišsitrauktų, kuomet trauki laukan. Kad laikytų laidą. Čia, tiek žinių. Žinant tiek nedaug informacijos, kiek dabar ką tik papasakojau, jūs turite labai vertingą pažinimą, nes jūs galite pasidaryti prailgintuvą tokio ilgio, kokio jums reikia, o ne taip kaip parduotuviai parduoda ten 5 metrai, 2 metrai, 3 metrai, bet tiek, kiek jums reikia. Nuo vieno taško iki kito taško ir jums nesimėtys tada bereikalingi laidai. Ir antras pliusas yra koksai, jūs tada galite pasirinkti laido storį. Dažniausiai, kai perkat prailgintuvą, laidas yra 1,5 kvadrato, o tai reiškia, kad jisai yra silpnas ir jisai pagrinde yra tiem paprastiem dalykam pajungti. Jokių būdų nejunkite kokio nors tenai radiatoriaus prie tokio prailgintuvo arba tuo labiau kokios viryklės, kaitlentės kokios nors čainiko, nes ten tas 1,5 kvadrato jisai gali biškį neatlaikyti ir padaryti trumpą sujungimą. Bet jeigu norite tikro gero prailgintuvo, pradėkite nuo to, kad nusiperkat laidą tiek, kiek jums reikia
ir nusiperkate šitą, kiek skylių reikia. Jeigu reikia su mygtuku perkat, tai ne, šitą nusiperkat. Ir 2,5 kvadrato storio. Ir tada jūs turėsite prilgintuvą labai gerą ir pagal savo poreikius. Taigi mano poreikis yra, kad būtų čia. Ir aš sujungsiu tikrai stiprius dalykus. Pavyzdžiui, suvirinimo aparatas. Jisai daug valgo. Jeigu virini storus dalykus, paskui turbinkę. Jis taip pat daug valgo. Tai dėl to man šitas laidas yra būtinas. O kaip aš dabar prisuksiu, tai va, žiūrėkite, kiaurai varžtą čia prasukau ir kiaurai varžtą čia prasukau. Pralindo. Kur man sukti varžtą, tai aš kadangi buvau atsidaręs, tai mačiau. Šičia vyksta veiksmas, čia vyksta veiksmas, šičia ir šičia. O čia į tarpą nieko nėra, čia tušia. Todėl reikia sukti taip, kad nesiliestų nei prie tų kontaktų, nei prie šitų kontaktų. Ir jeigu tiksliai žinai tą vietą, gali dar atsidaręs pasitikrinti, tai gali ir suk drąsiai per plasmasę. O taip viskas atrodys. Jeigu per daug biškį pasukit, tai trakš būna. Tai žiūrėkit, nepersukit varžto, nes plasmasė čiagi plona. Все, turėtų veikti. Dabar lieka tam laidui pagaminti kokį nors kabliuką. Va čia vat, kuomet aš, tarkim, su to stalu kur nors važiuoju, tai kad laidas turėtų savo vietą. Ir jeigu man nereikia jo tokio ilgo, tai kad dalis irgi čia kabėtų. Tai va, pasigaminsim kabliuką. Šitam dalykui irgi reikėtų kabliuko. O čia vat panašiai, kad tas elektrodas nesiliestų prie metalo. Visada kabėtų taip pat į išorę atsuktas. Bet visą tai darysime po pietų. Nes dabar mes turime štai kiek valandų. Sauliui laikas valgyti. O kad valgyti, jam reikia pirmą išsivirti valgyti. O ką jisai virs valgyti, tai šią savaitę aš tokį mini apsivalymą darau. Tai yra ryte atsikėlęs, išgeriu vandens su soda. Kaip tai daroma, tai yra pasiėmate arbatinį šaukštelį sodos be kaupo, būtinai. Nes jeigu bus su kaupu, paskui bus triškiai pabėgiai. Žinot, kas yra triškiai pabėgiai? Kuomet pabėga. Pabėga per kitą galą. Būna per visokį galą iš tikrųjų. Būna apsivėmi, būna viduriuoji. Tiesiog be kaupo, okei? Ir ką reikia daryti, įsidedate į stiklinę, į puodelį sodos pusę. Ne pusę šaukštelį, bet be kaupo. Ir tada verdančio vandens užpilate, nedaug tenai, truputį. Ir išmaišykite, bet ne su geležiniu šaukšteliu. Nes jeigu su geležiniu, tada jinai turi kitą reakciją. Išmaišykit su kokiu nors tenai, nežinau, plasmasiniu ar mediniu. Ir jinai išburbuliuos tą sodą, tai vadinasi užgesinat. Ir kuomet užgesinate, jinai tada nedaro žalos organizmui, bet daro tik tai naudą. Ir tada visą kitą dapilat jau šalto vandens, kad negertumėt labai karšto, ir išgeriat tą stiklinę ryte. Ir tada porą valandų nieko nevalgote, tegu ta soda veikia. O ką jinai daro, jinai iš tikrųjų valo viską, kas susiję su pelėsiais organizme. O pelėsiai tai yra vėžys. Vėžys yra pelėsiai. Ir kad tie pelėsiai veistųsi, ką mes darome, mes valgome mielės ir mes valgome cukrų. Ir tada jie veisėsi labai smarkiai. O soda tos pelėsius naikina. Taigi, darysiu tokį apsivalymą. Ne pirmą kartą iš tikrųjų, jau daug sykių dariau. Ir tada po poros valandų darysiu dar vieną plius bonusą. Tai yra valgysiu grikius. Vien tik tai. Be nieko. Ir tie grikiai yra tam, kad nesijaustų alkanas. Ir toksai savotiškas badas bus. Nes tie grikiai neduoda visokiausių nei riebalų, nei angliavandenių, nei visokių nesąmonių. Jie tiesiog yra
maistas, kuris užkiša organizmą, bet nedaro jokios žalos. Taigi kaip ir badauji, tai pusiau. Tai va tokį dalyką darau šią savaitę. Jeigu kas nors gali pamėginti, šiaip tai grikiai gal ir nebūtinai, bet soda. Jeigu profilaktiškai naudosite sodą, niekada vėžių nesirgsite. Niekada. O soda nieko praktiškai nekainuoja. Reikia tik tai laisvos valios ir planavimo ir užsispyrimo ir būsite sveiki ir laimingi. Ar esate kada nors virę grikius keptuvėje? Aš jau esu. Ar žinot kodėl? O todėl, kuomet valgai vienas, o puodai didelį ir randi mažą keptuvę, va tada verdi keptuvėje. Nieko čia ypatingo, tas pats kas ir puodė. Todėl, ką aš jums papasakau, tai tik tai nuotykį, o ne kažkokį tai ypatingą receptą. Nu va, pavalgėm, pusę įveikiau, pusę liks sekančiam kartu šiandieną. Ir čia turbūt dar kokius 4 kartus galėsiu valgyti iš to, kas liko. Dažniausiai aš važiuodamas čia nusipirku lavašą, kuris kainuoja 5 eurai. O dabar nusipirkau grikių, kurie kainuoja 2,5 euro. 2,5 euro 6 kartus gali pavalgyti. Lavašas 5 eurai vieną kartą. Yra kur nors logikos. Jo, jeigu esi išlepęs, mokėsi labai brangiai. O jeigu neišlepęs, gali pigiai išgyventi. Aiškus, grikių nevalgysi vien tik tai, bet gali pirkti ryžius. Ar dar kokius nors ten kropus. Gerai, užteks pietauti, einam dirbti. Gerai, imamės dabar tų kablių. Aš tokį radau nuopjovą vamzdžio ir jeigu aš dabar jį perpjausiu va tai va, tai gausis vienas kablys ir antras kablys. Štai mes ir turime 2 kablius. Ką manot? Ir privirinu šitą vietoj prie tenai. Štai privirinau vamzdukus kapitaliai ir va tas va įsikiša į vamzduką labai saugiai. Taigi čia bus realiai laidams tas dalykas. Tai šito papildomi laidai. Nu, tą apsukau aukštyn kojom, nes kada viršui buvo, tai supratau, kad labai daug veiksmo kada vyksta. Į tą prailgintuvą į skylės prikris daug visokiausių nesąmonių. Drožlių ir panašiai purvų, todėl aukštyn kojom reikia jį prisukti. Nu ir va dabar iš šito maitinimas eina visas lyčinas laidas čia susivinioja ir paskui va čia įsikiša ir jisai visiškai dabar nebefigūruoja. Niekur nieko nebesimaišo. Na, tai vat, 2 rankenykės iš čia. Jaučiu, reikėtų gal 2 rankenykės iš anos pusės. Ten susikabinti jau visokius tokius dalykus, kaip pavyzdžiui šitą šalmą užsikabinti, ausinės užsikabinti. Na, tai va čia irgi reikia prisivirinti porą vamzdų galiu. Nereikėjo nei pjauti. Pasirausiau savo šiukšlynę. Bet už kastuvų toksai slypi vamzdelių nereikalingų nupjautų šiukšlynas. Ir realiai jau tokį, kokį reikia ilgio. Tas abudu prisivirinsiu. Va, kaip tvarkingai atrodo. Čia galim daug tausinių prisikabinti ant tokio kablio. Nu, daug dalykų šičia jau įvyko patogumo dėliai. Galvoju, dar šitą dalyką paimsiu čia, vat, nusuksiu maždaug taip. Ir čia bus elektrodam laikyti. Nes vat šitas va labai erzina, jisai, aš esu smėlio pripylęs truputį, kad jisai nevirstų, bet šiaip tai visien virsta, prisilietė. Tai tos elektrodus galėsiu va prie pritvirtinto susidėti. Nuo šiol elektrodai jau galės nebekritinėti. Tie trumpesnė 2,5 storio, čia yra 3,2. Tie man populiaresnė yra.
Viso. Jeigu ten daug šiukšlių prikris, galėsiu tai palenkti, išvalyti viską, nes viskas ant vieno varžto laikosi. Liuks. Nu, manau, jau šičia visko yra pilnai. Patirtis, aiškus, parodys, jeigu ko truks, privirinsim, bet jau dabar tai stalas, tikras suvirintojo. Aišku, suvirintojų reikia dar išmokti virinti. Kleckintojo kol kas. Gerai, šiam kartu užteks. Lyja lietus lauke, liko man eiti prie pečiaus paskaityti knygą ir važiuoti namo. Susitiksim kitą sykį.